15 metų veiklos ataskaitai pritarimo. Vis man tai kažkoks įsiplašęs šiandien. Pamiršau, kad atidėti yra klausimai. Ne, bet man tas įsidėmėsi nieks, tai buvo pasivaikščioti. Ne, ką mažiau, kad atidėti. Yra, išau mokytis. Taip, antikorupcijos komisija taip pat sudaro tarybos nariai, visuomenės atstovai. Darbas mūsų buvo sudėtas iš keletą dalių. Tai atlikta analizė dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Širvintų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose buvo parengtos išvados bei pateiktos gerbiamai merei. Tai yra aiškinamam rašte pridėta. Taip pat antikorupcijos komisija buvo paskelbusi konkursą Aš sąžiningas reklamaiščių ir banerių savivaldybės puslapį įkūrime. Taip dalyvavo šituose baneriuose mokiniai kūrime, bei nugalėtojas buvo paskelbtas, bei apdovanotas, ir tas baneris buvo patalpintas į savivaldybės puslapį. Tiek tos ataskaitos. Aš pirmininko tada vieną klausimą turėčiau, tai aš taip suprantu, nors ir laikini yra įstaigų vadovai biudžetinės įstaigose, tai ten jokių korupcijos apraiškų kaip ir nėra. Mes svarstėm praeitų metų, vadinkim, tai buvo 15 metai, svarstėm 14 metų, vadinkim, būtent su to susijusių klausimus. Tai buvo rasta pastabų, tai kad kai kurie, vadinkim, punktai yra jau pasenę, reikėtų atnaujinti, o 15 metų svarstysim 16. Dėkuoju, prašau, vicemerė klausimą. Ar vyko nors vienas antikorupcinės komisijos posėdis? Taip. Per tą laikotarpį? Per kurį patikrinti? Kaip jūs vadovavome? Taip, aišku. Vyko ir ne vienas. Ir nagrinėta kas? Tai ką tik tai pasakiau ir aišku. Tai, kaip matau, korupcijos apraiškų mūsų rajone kažkaip nepastebėta. Dar kartą pakartosiu, 15 metų komisija svarstė 14 metus, kai buvo įstaigos įtrauktos į sąrašą, kurios išskyrus švietimą, kadangi švietimas buvo praeitos kadencijos svarstytas, tai būtent pastabos buvo, pastabos yra pateiktos ir jos yra žinomos. Jeigu gerbiama vicemerė norėsit susipažinti, jeigu dar nesusipažinote, galima atskirą raštų informuoti. Dėkojam, jeigu neturite klausimų, tarybos nariams siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. Kas prieš? Susilaikė.